kaip mes žiūrim į savo problemą, į savo pėsčių svajonių neišsipildymą. Ar tai yra pasaulio pabaiga ir jau kito sprendimo nėra, ar kaip tik tai yra kitas etapas, mokomės iš klaidų ir einam toliau. Aš nemanau, kad tai turėtų būti antrasis šansas, tai tiesiog gyvenimo vystymasis, tai etapas, kuris evoliucionuoja ir toliau. Sunkinantis turbūt veiksmas yra tai, jeigu grįžtam į pažįstamą aplinką, kuri vėl pasikeitė. Labas, Raimundai. Labas. Labai džiaugiuosi, kad mes su tavim suradom galimybę pakalbėti šitą gan aktualią temą, kurią kalbama labai mažai, sakyčiau. Ir aš dar labai džiaugiuosi, kad aš kalbu ne šiaip objektyviai iš šalies, bet galim panaudoti ir papasakoti taip pat savo istorijas palyginimui ir žvelgiame tai iš tokios galbūt šiek tiek subjektyvios prizmės, kas galbūt padėtų šitam pokalbiui, nes tu esi taip pat emigravęs, taip? Visi Lietuvos piliečiai savo emigraciją kaip ir kreipia į užsienio šalis. Taip. Mano emigracija yra iš Lenkijos į Lietuvą, tad aš vis dar emigravęs teoriškai, nors čia jaučiuosi kaip namuose. Ir aš norėjau pasakyti, kad mes šiandien kalbėsime apie šiuolaikinę emigraciją, taip? Tai lekiam pirmyn. Labai skirtingos emigracijos priežastys ir mes dabar jų visų neminėsime. Jeigu mes šiandien kalbame apie psichologiją, apie jausmus, tos vidinės priežastys, kokių paskatų skatinamas žmogus išvažiuoja, galbūt kažkokias svajonės savo išpildyti, o galbūt pabėgti nuo kažko. Iš esmės psichologija tai yra mokslas apie žmogų, apie psichiką ir nėra, kaip ir nėra identiško žmogaus, taip ir nėra identiško kažkokios mąstysenos. Tad manau, kad kiekvienas turi savo kažkokį tikslą, bet iš esmės jeigu žmogus keliauja, jis nori arba kažką surasti, arba kažką pakeisti. Tad, kaip ir minėjai, yra daug tų priežasčių, bet turbūt pagrindinė yra ekonominė. Ir jeigu žmogus jaučiasi blogai savo šalyje, nemato perspektyvų savo karjerai, arba jeigu yra iš esmės nori geresnio atlyginimo, kuris taip pat yra prieinamas vakaruose, jis pasirenka emigruoti. Ir iš esmės lūkesčiai turbūt yra visų dideli, padaryti karjerą, rasti savo darbą, parvežti pinigų į Lietuvą, čia susikurti po to gerbūvį. Bet taip pat ir aš tikiu, kad mūsų amžiaus žmonės daugiau keliauja dėl mokslo, dėl mokslo karjeros kryptimi. Na ir aš pats atvažiavau studijuoti. Jo, tas tikslas buvo tiesiog mokymasis, tobulėjimas ir būtent per tą prizmę ir visada žiūrėjau į emigraciją kaip į apie galimybes. Tada pakalbėkime apie tai, kokių pastangų reikalauja išvažiavimas, nes iš tikrųjų susidūriau su tokia mano asmeninė patirtimi, kai aš išvažiavau ne nuo kažko bėgdama, pavyzdžiui, taip, bet išsipildyti kažkokias svajones, tobulėti, pamatyti pasaulį. Ir ta emigracija siejau su kažkokiu pozityvumu, kad tai yra geras sprendimas, kažkas yra pozityvu, į geresnę ateitį. Ir neįvertinau paties emigracijos to akto, pervažimo paties proceso, kad galbūt jis pats iš tikrųjų daug reikalauja, daug ir stresas, tai yra sudėtinga. Ir aš tai suvokiau, tai gal po kokių metų, kai aš pakalbėjau su žmonėmis ir sakė, bet taugi buvo sudėtinga. Ir aš pagalvojau, gal iš tikrųjų man buvo sudėtinga, bet aš to nevertinau, juk buvo labai daug kliūčių ir pastangų reikalaujančių situacijų, kaip prisitaikyti, išmokti kitą kalbą, suprasti kitos šalies tiek mentalitetą, tiek biurokratinę sistemą. Aš kodėl paminėjau šitą pavyzdį, nes labai toks, požiūris į migrantus, kad jie yra tie, kurie bėga geresnio gyvenimo į kažką paprastesnį, kad iš tikrųjų pats žingsnis emigracijos nėra paprastas, reikalaujantis daug pastangų. Tai yra labai sudėtinga, nes paprasčiausiai nieko nedaryti. Taip. Sėdėti savo komforto zonoje, kai jau pradedam judėti į priekį. Tai jo,
kaip ir sakai, reikia susiplanuoti iš esmės savo visą tą, kaip yra ta Maslow piramidė, jog yra pagrindiniai dalykai, maistas, būstas ir, iš esmės tai pagrindiniai Taip. mūsų pagrindas, tada Pagrindas, taip. ant jo galime kurti ir kažkokį galbūt kažkokią veiklą užsiimti, kas duoda vėl pagrindą kitiems asmeninio tobulėjimo dalykams. Žinai, yra toks posakis, visur gerai, kur mūsų nėra, arba visur yra gerai, kur mes nesam. Tai kaip, kalbant šiandienos tema, galėtum tai pakomentuoti, ar tai irgi ta pati formulė veikia, kai mes išvažiuojam gyventi į užsienį. Tai atrodo mūsų kultūrinis dalykas, nes, pavyzdžiui, prieš kelias dienas buvo virš 30 laipsnių. Šiandien kalbėjau su švedais ir sako, va, jūs lietuviai turėt labai gerą vasarą, buvo karšta, mes sakė, ne, buvo per karšta. Tada, tai šiandien toks oras, truputį apsiniaukia, ne, jau per šalta. Tai, va, čia yra toks, sakyčiau, kultūrinių dalykų. Iš esmės, kaip mes į viską žiūrim, jeigu mums visur blogai, tai visur blogai. Pradžioje yra toks ekstazė, tokia viskas nauja, viskas įdomu, viskas kaip ir žadina tavo vaizduotę, viskas nauja, o paskui pamatai realybę. Atsiranda tas gal po kažkokių pusės metų pamatai realybę, kuri pradeda tave šiek tiek erzinti. Paskui ateina gal toks etapas, kad tu jautiesi, kaip tu sakai, be pagrindo, tos Maslow pagrindas, kad tu neturi to pagrindo, tu nejautiesi čia gerai. Ir supranti, kad, pavyzdžiui, ir kažkokio stabilumo nėra, draugų nėra, visa aplinka lyg ir jinai tau draugiška, bet kartu ir priešiška, nes jinai ne tavo aplinka, taip? Tai kokiegi tie etapai būna toje emigracijoje? Tai du, tris jau, manau, paminėjai. Tai pirmas yra tas pirminė ekstazė, kai viskas atrodo nauja, fainų, gražu. Tada yra kultūrinis šokas, kad kaip ir tai yra mums svetima, bet jau priėmėm tokį sprendimą, tad bandom prisitaikyti. Ir tas prisitaikymas duoda tokias maišytas emocijas. Ar tai yra gerai, ar blogai, ar norim toliau čia būti, bet, iš esmės, liekam toje šalyje. Na ir, kaip ir sakei, ateina nostalgija. Mūsų kažkokio socialinių ryšių trūksta, nes jei iškeliavom su šeima, tai valio. Bet jei važiuojam vienas, tai iš esmės esam socialinės beždžionės, tas visą tą socialinį ryšį vėl reikia statyti iš naujo, ieškoti naujų draugų. Na ir jo, iš esmės tai baigėsi arba susitaikymu, perlipimu to kaip ir tokio laiptelio ir likimu toje šalyje, arba kaip tik emigravimu. Mes abu su tavimi emigravom, kai nebuvom, 5-mečiai, 6-mečiai, nes vaikams ta socializacija, naujos aplinkybės kažkaip jiems lengviau taip duodasi, jie lengviau tą visą patiria. O kai tu jau išvažiuoji brandus, kai jau turi savo socialinį burbulą ir tu jo netenki, tai yra daug sudėtingiau vėl iš naujo tą socialinį burbulą pastatyti. Ir aš tik užsienyje supratau, kokia yra bendravimo ir socializacijos svarba, kaip jinai mums svarbi, kuriant gerbūvį. Kokie tavo buvo pojūčiai? Aš manau, kad šį etapą perėjau labai tokių palengvintų būdų, nes iš esmės į Vilnių atvažiuoja taip pat daug žmonių iš Punsko. Na ir tas... Ir tokia gaunasi toks kabutėse getas, kur mes vis vien palaikom tą savo socialinį ratą, jeigu norim susitikti, tai tiesiog susitinkam ir kalbamės dzūkiškai, taip kaip mes kalbamės namuose. Tai tas tokiu būdu tie namai nesijaučia taip toli. Bet taip pat žinai, jog esi studentas, nori rasti bendrą kalbą su savo kursiokais. Na ir tai jau yra toks ėjimas iš savo to komforto zonos, kur būtent pasimato tie skirtumai ir truputį kultūriški, nes mūsų tas
kaimo mąstymas yra paprastesnis, kitoks. Taip pat ir pajaučiau ir tokį kalbos truputį šoką barjerą, nes daug yra Vilniuje žargono. Na ir jeigu tu niekada nekalbėjai su Vilniečiu prieš tai, nesvarbu, ar Vilnietis ar ne, tiesiog su lietuviu, kuris turi tą tokio, tiesiog kalba žargono. Reikia kai kurios žodžius iš naujo išmokti. Bet viskas yra palengvinta, nes tu žinai kalbą. Ir kalba yra būtent vienas iš tų svarbių pagrindų, kuriuos rekomenduojama išmokti, jeigu nori likti užsienio kalboje, nes... Ta prasme, tai duoda kažkokį visgi tą stabilumą, kažkokį emocinį, kaip yra tas pagrindas, taip? Taip, tai praplečia mūsų ir tą socialinį ratą, nes mes galim su vietiniais bendrauti, su vietiniais, tai taip pat mes tą kultūrinį šoką lengviau išgyvenam, nes mums tai nėra svetima. Tai kalba yra labai svarbu. O kokie dar dalykai galėtų palengvinti, sakykime, adaptaciją? Kiek skaičiau straipsniuose, tai visada rekomenduojama yra pradėti nuo socialinių ryšių. Ir jie labai daug duoda ilgalaikės perspektyvai. Taip. Nes šiandien tokią įdomią mintį girdėjau, kad jei nori kažką padaryti greitai, paprastai gali daryti vienas, bet jei nori ilgalaikiai perspektyvai, tada turi daryti su kažkuo. Tad ir tas socialinis aspektas yra labai ryškus, nes kai kažkas mūsų atsitinka, iš esmės yra labai sunku rasti pagalbą savo šaly, kurioje gyvenam, jeigu neturim pažįstamų, kurie mums tiesiog padės. Dažniausiai, kai žmogus emigruoja, jis ieško savo tautiečių, nes lengviausia ir kalbos aspektų, ir jie arčiau yra. Ar tai geras sprendimo būdas būtent ieškoti iš karto tautiečių, argi visgi reikėtų ir pasidairyti ir su vietiniais kažkaip susidraugauti, tai kaip? Mano nuomonė yra labai subjektyvi, nes mano tų tautiečių paieška davė gerus rezultatus, bet tai iš tiesų duoda tą tokį psichologinį saugumą, jog taip turiu aš būrį draugų, su kuriais galiu pasikliauti, su kuriais man paprasta rasti bendrą kalbą dėl bendrų vertybių, dėl to, kad mes iš tos pačios šalies. O tada eina platesnių vandenynų tyrimas ir taip, manau, jeigu mes keliaujam į užsienį, norim pažinti tą kultūrą ir ilgalaikiais perspektyvoje su ją susitapatinti kaip nors. Aš labai su tavim sutinku, aš labai dažnai iš vietinių lietuvių išgirstu, kam man tos bendruomenės šventės, kam man tie susirinkimai, kam man ten ateiti, ką ten naujo bus. Bus cepelinai, vėl virsime visi cepelinus, bet aš sakau, tai iš tikrųjų tai labai padeda. Čia jūs surandate kažkokią saugumo salelę, kurioje gerai jauties ir paskui gali iš tos saugumo salelės plaukti toliau. Taip. Ir dažniausiai ten tose bendruomenėse taip pat yra lietuvių, kurie ilgiau gyvena, kurie gali kažkaip padėti, patarti, nukreipti. Taip. Dėl to aš vos atvažiavusi, ieškojau lietuvių bendruomenės ir pasirodo, tai buvo geriausia, ką aš galėjau savo padaryti, pagelbėti. Taip. Pakalbėkime tada apie tokį dalyką kaip svajonių neišsipildymą, adaptaciją, taip, nes vis tiek važiuodami mes turim kažkokius lūkesčius, taip. Ir labai dažnai matau nusivylimą, nes tie lūkesčiai neišsipildo, taip, ir tada toks gal krizė, taip, asmeninė krizė ir dažnai žmonės tuo metu svarsto, ar man čia išvažiuoti, ar pasilikti. Tai ką tu galėtum šią temą pasakyti? Man įdomu, kaip tu manai, ar grįžimas į Lietuvą tai yra tokia kaip ir antra šansa? Antras šansas, ar tai yra viskas statoma ant vienos kortos ir jau kelio atgal nėra?
Aš tai manau, kad globalaus pasaulio mastais, kad mes turėtumėm jau pradėti taip nemastyti, kad čia va išvažiavau, čia viskas, čia pradedu vėl iš naujo gyvenimą, jau galima kažkaip ir ten gyventi ir neatsisveikinti visam laikui ir sakyti, aš čia niekada nebegrįšiu ir tikrai čia va tik nuo čia pradėsiu visą gyvenimą, gal galima gyvenimą kurti abiejose šalyse. Aš nemanau, kad tai turėtų būti antrasis šansas, tai tiesiog gyvenimo vystymasis, tai etapas, kuris evoliucionuoja ir toliau vystosi ir auga ir eina pirmyn. Aš taip manau, tu ką tu manai šitą? Aš pilnai pritariu, nors tas grįžimas namo atrodo toks kaip ir vėl. Grįžimas į saugią vietą ir kaip ir grįžimas laipteliu atgal, bet tai neturi būti kažkokios pralaimėjimo žinutės. Taip, pralaimėjimo būtent. Tai va tas ir yra įdomu, kad net va būtent tas, kaip mes žiūrim į savo problemą, į savo lūkesčių svajonių neišsipildymą. Ar tai yra pasaulio pabaiga ir jau kito sprendimo nėra, ar kaip tik tai yra kitas etapas, mokomės iš klaidų ir einam toliau. Labai įdomią temą palėtei, nes kai žmogus grįžta, pavyzdžiui, iš emigracijos ir yra ta aplinka, kuris sako, tai ką, grįžai, taip, nepatiko tau ten, čia vėl nori taip bandyti. Ir vat yra matyti labai būtina žmonėms paaiškinti, kad vis reikia iš tikrųjų kažkaip džiaugsmingai matyti priimti tą žmogų ir pasakyti, jis šaunuolis. Jis tiek daug pastangų atidavė, kad išvažiuotų, ta prasme, tai jam nebuvo lengva. Jis išvažiavo palikdamas daug ką, rizikuodamas, nežinodamas į kažkokią nežinomybę, ta prasme, jį reikia pagirti už tai, taip. Ir grįžo, o mes taip, grįžai, taip. Tai yra, kaip tu sakai, ne laiptelis atgal, o ėjimas į priekį kažkokią, taip, mokymasis iš savo klaidų, taip. Kiekviena ta patirtis, būnant bent kur, praturtina žmogų ir turtingesnis žmogus gali tuo turtu dalintis. Tu paminėjai tokį dalyką, kad kai žmogus grįžta po emigracijos, čia vis tiek kažkoks saugumas liktais. Aš galiu savo jausmus papasakoti, kad aš esu emigracijoje 5 metai. Ir aš jau grįžtu ir aš negaliu pasakyti, kad aš čia jaučiuosi saugiai, kad čia yra mano saugumo salelė. Visgi aš jau kažkaip, kaip ne kaip, bet ją įsikūriau užsienyje. Ir man čia grįžti yra kaip ir miela viskas širdžiai taip, bet jau ta bazė, jinai yra jau kažkur kitur. Ir aš jaučiu, kad man vėl reikėtų, jeigu čia atkurti tą bazę ir tai būtų laiptelis vėl į priekį, gyvenimo evoliucionavimas ir taip. Tai keičiasi tos bazės iš tikrųjų ir nėra taip, kad čia visą laiką bus taip pat grįžus. Taip. O kada tu pajauti, kad tai jau būtent Roma tapo tavo baze? Aš dabar taip svajingai pasakysiu filosofiškai, kad mano bazė yra ten, kur yra man mėly žmonės ir kur aš esu reikalinga ir laukiama. Tai aš manau, kad aš visur esu reikalinga ir laukiama. Tai kad aš pajaučiu, aš kiekvienais metais grįžtu į Lietuvą bent 2 kartus. Ir aš mačiau tą pokytį manyje, kad aš grįžtu. Ir man dažniausiai iš Lietuvos yra labiau sudėtinga išvažiuoti po atostogų, ne dėl to, kad čia, man čia viskas taip patinka, čia mano šalis, ne, o grinai dėl žmonių, dėl tėvų, dėl šeimos. Ir socialinis aspektas. Artimų žmonių buvimas ir yra ta bazė. Ir tada, įdomus reiškinys atsiranda, kur mes stringam tarp 2 šalių. Taip. Bent jau man taip yra, kad aš turiu daug daugiau draugų Vilniuje, nei turiu Punske, bet Punske turiu šeimą. Taip. Ir tada, kas svarbiau, kiek laiko vienam dalykui pašvęst, kiek kitam, kaip dažnai grįžt. Bet ir būni toks tada magistralės pilietis, kur... Taip. O kaip tu galvoji,
yra galima visiška integracija, adaptacija svetimoje šalyje? Geras klausimas. Manau, kad ne. Nes va čia yra toks įdomus fenomenas, kad mes jau kaip ir apibrėžiam, kas yra namai, ten, kur mūsų žmonės yra. Bet aš tai aš bent jau iš savo patirties kalbant, visą laiką jausiuos, kad nesu čia gimęs ir kažkokia dalelė mano širdies yra užsienį. Na ir tas turbūt niekada nedingsta. Yra skirtingas dalykas gyventojas ir pilietis. Kai ateina tie administraciniai dalykai, tai vėlgi dar papildomas toks lygis, kurį reikia pereiti. Na ir bent jau aš kaip jaučiuos nebūdamas piliečiu. Tai yra vėlgi kitoks santykis ir nesakau, kad nesu lietuvis, bet tas, kai reikia priimti sprendimus apie valstybę, kurioje gyveni, pasijaučia ir visada primena. Pavyzdžiui, 20 metų gyvena emigracijai ir matau, kalbuosi su tais žmonėmis ir jie negerai jaučiasi. Jie įsisukę į savo tą burbulą, darbas namai, vaikai, taip, ir kažko trūksta, taip. Ir jie tai sieja, kad man čia negerai, nes aš ne savoj šaly, nors čia 20 metų pragyvenau, kad ir viskas pažįstama, viskas saugu, taip, bet kažkokia yra, galbūt tai yra asmeninė krizė. Jo, aš taip klausydamas ir galvoju, nes nesvarbu, kur gyvenam, tų krizių būna. Ir net ir savo gimtame mieste, augus, gyvenus, dirbus, taip pat pajaučiam, kad kažkas nepatinka, kažką reikia keisti. Tad, aš už tai netapatinčiau viso šito su būtent šalimi, kurioje gyvenam. Taip pat dar vienas dalykas, nesijok. Mes turime tam tikras irgi stadijas gyvenimo, kur jaunystėje mes ieškom tų vietų ir taip pat irgi subręstame, turime šeimą ir po to kitokie prioritetai atsiranda. Na ir tai taip pat keičia visą suvokimą aplinkos ir kaip jį mums padeda ar trukdo vystytis. Apie grįžimą namo, kuris irgi nėra lengvas, taip? Taip pat čia radau įdomų straipsnį, nes buvo lyginama respondentai, kurie gyvena savo šalyje, respondentai, kurie emigravo ir kurie reemigravo. Na ir iš esmės buvo lyginamas depresijos lygis tarp būtent emigrantų ir reemigravusių, o ta bazė kaip ir buvo šalyje gyvenantys žmonės. Na ir kas paaiškėjo, jog reemigravimas sukelia dar didesnį stresą ir tos depresijos epizodai žmonių, kurie grįžo, yra dar gilesni, nei lyginant su tais, kurie serga depresiją užsienį. Na ir tai daug minčių kelia, bet iš esmės, manau, pagrindinė yra ta, kad tai yra vėl kelionė, kuriai turim ruoštis, nes kaip ir susikūrėm tą bazę, bet vėl ją paliekam ir vėl grįžtam. O dar apsunkinantis turbūt veiksnys yra tai, jog grįžtam į pažįstamą aplinką, kuri vėl pasikeitė. Vėl tikimės, kad ji bus saugi, o per 10 metų daug kas pasikeičia. Aš dar manau, kad mes gyvename ypač Lietuvoje tokiais standartais, amžiaus standartais. Aš turiu omeny, pavyzdžiui, kai tu iki kažkokio amžiaus turi jau susikurti šeimą, pastatyti namą, turėti vaikų.
Ir įsivaizduok, žmogus išvažiuoja per tą laikotarpį, kai jis turėjo teoriškai pagal visus tos mūsų įsivaizdavimus, stereotipus susikurti šeimą, pastatyti namą, jis skiria laiko, jis skiria laiko emigracijai, nežinau, kažko savęs ieškojimui, darbo ieškojimui, taip, ir paskui grįžta, jo draugai kaip jau pasodino tą medį, taip, vaikai bėgiojo, o tu čia toks nuo nulio pradedi, taip. Vat aš manau, kad tie irgi tokie amžiaus stereotipai ar rėmai nepadeda šiuo klausimu, taip? O tikrai, tie stereotipai iš vis yra toks labai įrėminantis dalykas, o rėmų nieks nemėgsta. O dar kalbant apie integraciją, jeigu tu manęs paklaustum, mano pirmasis būtų atsakymas, taip negalvojant, neįmanoma pilna integracija, bet aš pažįstu tokių žmonių ir tuomet pasakyčiau, kad viskas priklauso nuo požiūrio, kurie labai norėjo integruotis ir būti, gal nežinau, pradėti savo gyvenimą visai kitokiame vaidmenyje, būti, čia antras personažas, mano antras gyvenimas tarsi. Ir jie džiaugiasi būdami kitos šalies piliečių. Tai dar matyt labai nuo žmogaus požiūrio priklauso, kaip kiek jis nori integruotis, tai kiek jam patinka gal ta šalis ir gal tai buvo jo sena svajonė. Ir požiūris, kad aš čia esu vienas tarp jūsų, nes aš noriu būti vienas tarp jūsų, taip. O kitam gal yra svarbesnė visgi mano šaknis, mano identitetas, kad aš visgi priklausau, aš gimiau kitoje šalyje ir aš nenoriu tų šaknų apkarpyti ir aš noriu būti, aš tikiu, kad matyt tokiais atvejais pilna integracija negalima ir visgi vis tiek tu būsi kitoje šalyje, vis tiek užsieniečiai, kad kiek tu begyventum, aš visada būsiu Lituana, Italijoje, o tu būsi matyt iš Punsko. Taip.